Sveiki, aš mėgstu skaityti knygas, draugauti su draugais, aš myliu mamytę, myliu tėvelį, myliu dėduką, myliu Tomą, myliu Bobutę, myliu Merfį. Aš visus taip myliu. Tai va, aš myliu Rožį ir myliu Lapiną ir myliu savo žaislus visus. Aš turiu du viperus, jie buvo raudoni. Aš turiu nuosavą laikrodį, nuosavą kambarį, nuosavą stalą. Man viskas patinka čia. Aš persikraustysiu į savo kitą kambarį. Labiausiai mėgstu būti tėtės kambarį. Tėtės ir mamos. Aš kartais būnu Kaune, kartais Piliuonoj, o kartais mašinoj. Mano mėgstamiausias darbas yra kurti pečių. Aišku, kada sekasi, o kada nesiseka, man nelabai patinka. Nežinau, gal dabar jungia šviesą, aš trumpam išjungiu. Mano tėtis mėgsta piešti komiksus, aš irgi mėgstu, bet man nelabai sekasi piešti. O ką čia dar pasakyti? Jis ruošiasi nupiešti komiksą, kurį įdės į Flintą. Yra toksai žurnaliukas, jame daug įdomaus parašyta. Apie piratą Maratą, apie patį kapitoną Flintą, apie bulvį ir atlepausį, apie tą kapitoną Juodąjį Morganą, piratą. Aš mėgstu visokius žurnalus, Batmaną, Mickey Mouse'ą, Donaldus, visokius. Mėgstu, kaip sakiau, ir knygas. Man patinka labiausiai žaisti su pistoletais ir mašinom. Aš turiu plytas medinės, aš iš jų statau namus visokius. Kiekvienas penktadienį ir šeštadienį būna lenktynės. Aš turiu burtų knygą Gyvasis vanduo. Man jinai patinka. Aš turiu daug šiukšlių stalčiuose. Toliau aš turiu juodas kelnes. Mėgstu juokinti vaikus, kitus. Mano geras draugas yra Rytis, Vilius ir taip toliau. Visi yra klasiokai. Aš turiu specialią gerą dėžę, į kurią galiu lįsti ir manęs nieks nematys. Aš esu ant sienų tiek daug visko pripiešęs. Tai jau pasakysiu, kiek esu piešinių čia padaręs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 piešinius. Aš turiu daug šlamšto. Aš turiu savo kambarį vamzdį, kuris man visai nereikalingas asmeniškai, o kitiems gali reikalingas, nežinau. Aš dar turiu prieškambarį.
Jame yra ratelis, siuvimo mašina, pečius, kuriuo mes labai retai kūrenam. Tikrasis pečius, kurį mes kiekvieną dieną kūrenam, išskyrus pavasario galą ir vasarą, kada būna karšta, šilta. Tai jis yra katiliniai. Mano kitas kambarys, apie kurį kalbėjau, yra, kaip tas vadinasi, viršui, antram aukšte, kaip vadinu. Aš dabar vėl išjungsiu. Aš sergu. Dabar aš žiūriu į kalendorių. Į tą Eridano kalendorių. Toliau prieš mane yra didelis vaikas. Beveik didesnis už mane. Jis iš tikrųjų yra nenupieštas, o nufotografuotas ir labai didelis. Ant jo užrašyta 999. Toliau, kas čia? Užuolaidos, naktis, durys, kašelė, spinta, sienos, vinys, kažkoks tai suklijuotas kūrinys, kurį mano tėtė beje padarė. Voratinklis nukaręs, taškuotos sienos, 4, būdelė. Su visokiais laipteliais, kuriais aš galiu laižyti ir pristraukimus daryti. Toliau aš turiu kamerą Panasoniką, kurią pats pasidariau. Turiu, ką žinau, turiu tiek daug, ką žinau, ką aš turiu. Turiu mamą, apie kurią irgi kalbėjau, jūs žinot, kad aš ją turiu. Toliau aš turiu. Ko čia aš turiu? Namą, kuris yra kaime. Aš turiu savo parduotuvę. Aš galiu visur lakstyt, laipiot po medžius, man čia patogu, malonu. Aš myliu gyvūnus. Kaip kalbėjau apie Merfį, irgi aš myliu labai. Aš turiu daug medžių. Aš turiu daug krūmų. Aš turiu daug lazdynų. Aš daug visko turiu. Apie ką aš taip negalvoju. Aš net nesusimaistau, ko aš turiu. Aš turiu kapelį, Micės kapą, kuriame guli graži katė Micė. Jai pervažiavo galvą. Aš turiu stalčiuje slėptuvę. Aš gal turiu visam name visur slėptuvių, bet aš to neįvertinu. Aš moku labai gerai įsibrauti į namus. Niekas manęs nepastebi. Aš turiu šunų mokyklą, kurioje esu pats mokęsis. Dabar aš mokausi budrumo. Budrumo, greičio ir pastabumo.
Viską. Aš dabar vėl išjungsiu, gerai? Aš pats net nežinojau, kad aš tiek daug turiu. Net nežinojau. Aš šitiek turiu. Aš galvojau, kad aš gyvenu paprastame apleistame name ir daugiau nieko. Pasirodo, aš šitiek sužinojau. Šitiek apgalvojau. Man taip gera. Aš sužinojau, kad aš turiu tokius namus, aš turiu tokią sodybą, aš turiu daržovių, apie kurias dar nepaminėjau, paminėsiu dabar. Aš turiu tokius tėvus, dėdukus, dėdę, gyvūnėlius. Tai va, paminė dabar daržovės. Mūsų sodybai labiausiai nepatinka man bulviakasas ir bulvesiais reikia. Kas bulves ir jas sodint. Šitas man labiausiai nepatinka. Bet kartais, kaip reikia graužti kopūstus, man labiausiai patinka. Kaip galima jas graužti, galima išsirauti morkų, jas nuskusti ir nulupti. Tai fainai čia. Aš net nežinojau. Tai aš tiek turiu. Toks laimingas vaikas. Aš turiu medžius, į kuriuos galiu laipioti. Aš turiu medžius, į kuriuos negaliu laipioti. Aš matau namus, į kuriuos galiu užeiti. Aš matau namus, į kuriuos negaliu užeiti. Aš matau žemės, per kurias galiu vaikščioti. Aš matau žemės, per kurias negaliu vaikščioti. Aš turiu prūdą, kuriame galiu maudytis, džiaugtis. Aš turiu tokius krūmus, kuriuos galiu landžioti ir tais gyventi. Viską. Aš tiek turiu. Aš turiu draugus, su kuriais ne visada matausi. Aš turiu žemes. Aš turiu peizažus, aš turiu saulėlydžius. Šitiek turiu. Nieko aš nežinojau. Aš galvojau, kad aš nieko neturiu. Va tiek turiu. Aš turiu net sienas, kurios man viską primena. Ir kurios dar man gal kada nors primins. Truputėlį visą gerą. Gal aš turiu apie ką kiti vaikai tik svajoja. O gal aš turiu tai, apie ką kiti tik tai, vaikai tik tai juokiasi iš to. Jie gal turi daugiau, bet man asmeniškai tai yra labai daug. Aš taip gerai jaučiuosi. Žiemą, vasarą, pavasarį, rudenį. Aš viską galiu ištarinėti. Ko tik užsinoriu. Aš viską žaist galiu. Aš galiu kiekvieną dieną eiti lauką, o gal kiti vaikai butuose tik tai gali sėdėti. Aš galiu eiti katilinę, tenais žaisti su malkomis, o gal kiti vaikai tik tai svajoja apie tai. Aš galiu kiekvieną dieną žaisti su šuniuku, dideliu, laukiniu, kuris
tai yra nelaukinio, nežinau kaip jį vadinti. O gal kiti vaikai tik tai džiaugiasi tik tai kambariniu šuniuku, kuris laksto ir kabinasi į kojas. Aš turiu katinus, kuriuos retai paglostyti, kuriuos retai galiu paglostyti. O gal kiti vaikai turi katinus, kuriuos jie gali labai glostyti. Aš turiu gražius namus, o gal kiti vaikai tik tai butus. Aš visko turiu. Draugų, šuniukų, kačių, kapų, tvartą, vištas, namą, tėvus, dėdukus, dėdę. Viską. Žaislus, medžius, sodus. Gal aš galiu valgyti obuolius nemokamai, o kiti vaikai tik tai moka pinigus už tokias gėrybės. Gal aš galiu valgyti braškes, avietes, serbentus, agrastus, o kiti vaikai tik tai ieško to parduotuvėse. Gal aš galiu gauti nuosavos mėsos, o kiti vaikai tik tai laukia, kol jų mamos pasvers, nupirks tos mėsos. Gal man reikia tokios įtampos, užėsių, laukimo. Gal man geriau, o gal ir ne. Gal man reikia sėti bulves, o kitiems vaikams galima žiūrėti televizorių. Gal man reikia dar ką nors, ko aš nežinau, o kitiems vaikams tik tai lakstyti po kambarį. O gal jiems ir negalima lakstyti po kambarį, gal tik tai man, tiems negalima žadinti kaimynų ir taip toliau. Viso to nežinojau. Aš galvojau, kad visiems yra geriau, tik tai man vienam blogai. Pasirodo man taip gerai. Aš galiu vienas būt, viską daryti, ką tik tai panori. O gal kiti vaikai apie tai tik tai svajoja. Palaukit, dabar aš išjungsiu. Nežinau, gal tai ką aš kalbu. Gal yra tik tai mano svajonės, gal iš tikrųjų aš to neturiu. Gal iš tikrųjų aš sėdžiu paprastam bute, o ne geruose namuose kaime. Aš galvoju, gal aš tik tai taip galvoju ir man tik tai taip atrodo. O iš tikrųjų aš sėdžiu bute, turiu kambarinį šuniuką. Niekas aš to negaliu. Gal tai tik tai mano svajonės. Gal aš to taip noriu, bet aš jau tose svajonėse visus norus užmiršau. Aš tik tai įsivaizduoju tai. Gal tai yra taip tikra, kaip aš net įsivaizduoti negaliu. Nežinau. Gal iš tikrųjų, gal kiti vaikai labai gerai gyvena. Man čia tik tai taip blogai.
Gal man blogai, negerai, kaip aš dabar jums sakiau. Bet ką aš žinau? Gal aš ką pasakoju, iš tikrųjų yra nesąmonės. Gal iš tikrųjų tai yra viskas ne mano, o kokia nors Lino Mažonio, Ryčio Dubicko. Gal kiti vaikai džiaugiasi ir taip. Gal čia man reikia taip ir pasakoti. Bet gal aš turiu tai, apie ką kiti vaikai svajoja. Aš pasakau vaikams tai, ką vaikai nori įsivaizduoti, pajust. Gal aš visiems meluoju. Gal aš iš tikrųjų gyvenu paprastam bute. Paprastam bute. O negyvenu tokiuose namuose, kur sodybos, namai, laukai, beribiai. Gal tik svajonės. O gal aš tik taip noriu parodyti, koks aš išdidus, kilnus. O gal aš nesu labai toksai kilnus, kaip jums sakau. Gal aš esu visai nekilnus. Gal aš esu visai niekas. O gal aš esu... Gal net pats nežinau kas. Net negaliu įsivaizduoti, ką aš žinau. Gal mane kiti įsivaizduoja. Ir aš esu kokia nors visų haliucinacija. Gal aš esu pati dvasia. Atseit mokinys, o iš tikrųjų paprastas vėjas, oras, numiręs žmogus, vaikas. Gal tai visa tik tai mane mato, kaip aukščiausia klasės mokinį. Jie tik tai taip mato, gal jie taip įsivaizduoja mane. Iš tikrųjų manęs nėra. O gal aš esu didelis, tikras, stiprus, o gal paprastas, silpnas, nuskurdęs, o gal turtingas, gražus, o gal šlykštus, negražus. Nežinau, aš dabar vėl išjungsiu. Gerai? Aš mėgstu, man daryti gerus darbus, man labai tai patinka, kaip jinai džiaugiasi. Aš mėgstu daryti dovanas, dėti dovanas visiems, kad tik jie džiaugtųsi. O jie kartais ant manęs pyksta, rėkia, šaukia, staugia. Nežinau, aš net pats nieko nepagalvoju. Aš juk visus taip myliu. Gal kartais būnu toks blogas. Bet ką žinau? Ką aš galiu žinoti? Gal tai nieko, o gal tai viskas. Gal aš sergu, o gal sveikas. Gal aš stiprus, gal aš silpnas. Kam visi šitie klausimai? Atsakymas, kad juos atsakytų. Aš pats net negaliu atsakyti juos, nes aš esu aš. Kiti gali atsakyti, nes jie mane mato. Aš nežinau.
nežinau, koks mano iš tikrųjų balsas. Gal mano toks balsas, gal mano toks balsas. Kaip kiti girdi? Aš matau vieną, o kiti kitą. Aš darau tą, o kiti kitą. Mes visi esam tokie skirtingi. Gal išvaizda panašus ko nors, bet vidumi visi taip skirtingi. Tuo skiriamės. Mes esame kaip arklys, kaip mes skiriamės kaip arklys nuo pelės, žiurkės ar dar ko nors. Nežinau, ką daryti. Kartais noriu miegoti, kartais noriu velniai žino ką, kartais noriu dirbti, kartais noriu džiaugtis, kartais nieko nenoriu, kartais noriu kas baisiausia - mirti. Bet gerai, kad aš dabar to nenoriu, nes suvokiau, kad aš iš tikrųjų šitiek turiu. Nieko aš to nežinojau. Aš galvojau, kad aš esu paprastas skurdžius, paprastas vaikas. Paprastas vaikas, kuris gyvena kaime ir nieko neturintis. O šitiek turiu. Nieko aš neįvertinu. Reikia kada nors atsistoti, reikia kada nors atsisėsti. Reikia pagaliau ir atsigulti. Reikia gerti vaistus, reikia valgyti skanumynus. Reikia valgyti ką nors. Tau viską reikia patirti ir skonių visokių. Gal saldainių nereikia valgyti, bet reikia patirti jų skonius. Viską. Gal tu nori atidaryti kitam žmogui duris, gal tu net pats nenori atsidaryti durų. Gal tu nori iš vis duris visas atidaryti. Palauk, kad aš dabar išjungsiu. Tai va, vėl. Mes visi norime visko ir labiausiai nemėgstame tų akimirkų, kaip yra kokie 6, 5 daiktai, 10 daiktų. Daug. O mums reikia pasirinkti iš visų tų daiktų tik tai vieną. Aš galiu išjungti, bet dar pakalbėsiu. Kaip jūs manote? Ar jūs norite, jeigu jūs norite 6 daiktų ar 5, visi yra labai geri. Jeigu reikia pasirinkti tik tai vieną daiktą. Nežinau, aš rinkčiausi kokius metus beveik. Dėl viso kito nežinau. Ką? Gal mes turime daiktų, kurių kitiems taip reikia, o kiti gal turi daiktų, iš kurių mes tik tai šaikomės, kam jiem tokie reikalingi. Ja. O gal tai tik tai nesąmonės? Mes visko norime turėti, mes gobšas, niekam kito neduos. Ką jie turime šaipomės. Bet aš mėgstu būti, bet nežinau koks. Mano mama gera, mano tėtė geras, dėdukai geri, Tomas geras, bobutė dėdukas geri, Merfis geras, pelės blogas, katės geras. Bet iš viso net ne mūsų valia nustatinėt, kas geras, kas blogas. Jie tokie yra, o mes nieko negalime padaryti. Jeigu jie tokie, mes gal kitokie.
Kaip jūs manote, jeigu jūs skaitote kitą knygą, jums jinai labai patinka, o kodėl jeigu kitas žmogus perskaito tą knygą, jis jos gyvenime nenori matyti? Kaip jūs manote? Koks atsakymas į šį klausimą? Aš nežinau, bet